Deklaracija. Gyvo žmogaus laisvos valios pareiškimas. Aš, gyvas žmogus Jelena, Aleksandro dukra, esu gyva, aiškaus proto ir sąmoninga, su aiškiai ir tvirta atmintimi. Šio teisybės ir tiesos pareiškimo iniciatorė. Savo pareiškimu užtikrinu šiuos faktus atitinkančius pareiškimo turinį bei visam pasauliui pareiškiu. Aš gyvas žmogus, mano tėvo ir motinos pavadinta Jelenos vardu, Smirnovo ir Aksentjevų giminių dukra. Gyva moteris, skelbiu save nuo pat gimimo momento ir visiems laikams žmogumi, kuriam visatos sutvėrėjas Dievas suteikia sielą ir dvasią, laisvą valią, sąžinę, garbę, orumą, savigarbą bei teisingumą. Aš pagimdyta savo protėvių žemėje, mano gimimo metu vadinamojo Tarybos socialinėje Respublikoje sąjungoje, mano gyslomis teka jų didįjį palikimą turintis kraujas. Mano giminės šaknys siekia gilius šaknis ir nėra šioje žemėje tokios vietos, kur nebūtų gyvenę mano protėviai. Ir nėra visatoje tokios jėgos, kuri turėtų teisę uždrausti man nusilenkti mano protėvių paliktiems pėdsakams, kad ir kur jie bebūtų. Aš nepripažįstu jokių ribų bei apribojimų. Aš nepripažįstu jokių žmonių dalinimų ir skirstimų į atskiras rūšis. Aš, žmogus, turintis absoliučią, neribotą ir besąlygišką laisvę, žodžio ir įsitikinimo laisvę, judėjimo ir keliavimo laisvę. Niekas šioje deklaracijoje negali būti aiškinama kaip teisės suteikiamas bet kokiai valstybei, asmenų grupiai ar atskiriems asmenims užsiimti kokią nors veiklą ar imtis kokių nors veiksmų, kuriais siekiama paneigti ar sunaikinti šioje deklaracijoje išdėstytas teisės ir laisvės. Raginu visas institucijas ir organizacijas bei visus asmenis pastoviai turėti omenyje bei atsiminti šią mano deklaraciją. Aš visas savo teises pasilieku be žalos savo, o taip pat pasilieku savo teisę bet kada papildyti ar pakeisti šią laisvo gyvo žmogaus deklaraciją. Šiai deklaracijai galioja tik mano teisė ją aiškinti. Visi kiti šios deklaracijos aiškinimai yra niekiniai. Savo laisvo valią skelbiu atvirai ir laisvai 2020 metų gruodžio 1 dieną. Jei pateikti faktai nebus paneigti iki šių metų, tai yra 2020 metų gruodžio 30 dienos, jie tampa tiesa visam laikui, remiantis prieštaravimu ir neigimu nebuvimu. Gyvo žmogaus vardas Jelena.